Kovo 20-21 dienomis tarptautinėje kačių kančių parodoje Vilniuje užkariauti žiūrovų simpatijas, sudaryti pelningus kačių tiekimo kontraktus ar paprasčiausiai surinkti kuo daugiau titulų, kurie įvertinami apauksuotais vazonais ir vaivorykštės spalvų rozetėmis, ūžė apylinkių kačių augintojai. Parodos vietai pasirinkti erdvūs negausiai lankomos šūdų mekos panorama koridoriai tiesiog lūžo, o pirmame aukšte įsikūrusio Rimi kiaušinių skyriuje neatlaikė slėgio dėklose dužo kiaušiniai. Veislių buvo įvairiausių, nuo persiškų pukinukių, kurias kur padėsi ten ir rasi, iki sinusitinių egzotų ar nuolat šalančių plikųjų, kurios neužkemša savo kailių dulkių siurblio. Žodžiu, kaip mano amžiną atilsį senelis sakydavo, gyvas napšis. Gyvūnėliai mižuliavo sausakimšame strese ir svajojo kuo greičiau išsineždinti velniop iš šito pragaro. Reportaže neišvysite palaimintų altoriuose gulinčių gražiausių kačių šypsenų, tačiau pažvelkite, kokią dievišką meditaciją pakylėja jų šeimininkus nuo žemės. Parodoje inkognito dalyvavo ir stipriai papilnėjęs, net pažįstamai pasikeitęs drąsutis Kedys, liaudyje labiau žinomas pedofilų naikintojo pravardę su katinu. Sutikome ir riaušių organizatorių su atžala išėjusį pasižmonėti. Stovint eilėje prie kačių kančių mauzoliejaus, man staiga pradėjo stigti oro, nebegalėjau ilgiau tverti. Supratau, kad netrukus turėsiu lipti iš konversų atlikti ekspertizę. Ir jokie ore tyvuliuojantys amoniako garai manęs nebeprikels. Labai gailiuosi nesulaukęs kačių drabužėlių kolekcijos pristatymo. Šūdų kultas tiesiai iš tarptautinės kačių kančių parodos Vilniuje. O